Ar kada pagalvoji, kad tai, kas šiandien tave stabdo, kažkada buvo tai, kas tave išgelbėjo? Egzistuoja tavo versija, vis dar paslėpta po tuo, ką kadaise išmokai ištverti, po vaidmenimis, kuriuos prisiėmei, kad būtų mylimas, ir ribomis, kurias palaikei savosiomis. Tu nesi įstrigęs todėl, kad esi silpnas. Tu esi įstrigęs todėl, kad per ilgai gyvenai su pasenusiais įsitikinimais, senomis žaizdomis ir savęs formomis, kurių laikas jau praėjo. Jungas teigia, kad tapti vientisu reiškia nusileisti į pasąmonę ir susidurti su tuo, ko vengi. Tai ne pridėjimo, o paleidimo kelionė. Sienų, kurios skiria tave nuo tikrojo savęs. Šiame vaizdo įraše aptarsiu 10 dalykų, kuriuos verta paleisti, jei nori žengti į sąžiningesnį, erdvesnį gyvenimo etapą. Tai ne savęs tobulinimas, tai vidinis procesas. Prieš tęsiant paklausk savęs, jei viską, kas šiandien tave slegia, nusineši į artimiausius 4 metus, kiek kitoks bus tavo gyvenimas? Jei atsakymas ne itin, tu esi būtent ten, kur reikia. Nes paleidimo kelionė ne tik keičia gyvenimą, jie atgręžia į patį save. Pirma dalis – lojalumas senai savęs versijai. Būna akimirkų, kai atrodo, kad gyvenimas tave traukia atgal, nors protas puikiai žino, kiek daug jau pasikeitei. Tai ne nesėkmė ir ne drąsos stoka. Taip nutinka todėl, kad tavyje vis dar gyvena sena tavo versija, ta, kurios dar neišdrįsai paleisti. Jungas tai vadino tapatybės kompleksais, prisiminimų, įsitikinimų ir emocinių reakcijų sankaupomis, taip giliai įsišaknijusiomis, kad jos jaučiasi kaip tavo dalis net tada, kai jų laikas seniai praėjo. Tau atrodo, kad renkiesi, bet iš tiesų kartoji išgyvenimo modelius, suformuotus vaiko, kuris kadaise bijojo, buvo nepastebėtas, arba turėjo jaustis mažesniu už grūdą, kad išliktų saugus. Jei atkreipsi dėmesį, pastebėsi, kad daugelis dabartinių tavo elgesio modelių nebepriklauso tam žmogui, kuriuo tapai. Pavyzdžiui, susitikime nutyli, nors žinai, kad tavo nuomonė teisinga. Priežastis slypi ne dabartyje, o praeityje. Laike, kai kalbėjimas garsiai baigdavosi pašaipa ar atmetimu. Arba kai kas nors tave pagiria, tu instinktyviai susitrauki, lyg pripažinimas būtų pavojingas. Tu reaguoji per tai, kas buvai, o ne per sąmoningumą to, kas esi dabar. Įsivaizduok senąjį save kaip šarvus, atlaikiusius per daug mūšių. Kadaise jie tave saugojo nuo skausmo, baimės ir žalos. Tačiau dabar kiekvienas žingsnis pirmin verčia juos spausti krūtinę. Šie šarvai nėra tavo priešas. Jie tiesiog nebėra tinkami keliui, kuriuo dabar eini. Ir ateis momentas, kai turėsi juos nusivilkti savo paties drebančiomis rankomis. Lojalumas senajam aš sukuria paradoksą. Tu nori pokyčių, bet pats statai barikadas. Pasąmonė nesirūpina tuo, kuo sieki tapti. Ji nori kartoti tai, kas pažįstama. Pažįstama reiškia išlikimą. Nežinomybė reiškia riziką. Todėl tu grįžti prie senų reakcijų, emocijų ir istorijų, ne tada, kai jos tave dusina. Tai lyg laikytis palto, kuris jau per ankštas. Tu žinai, kad jis spaudžia, bet laikai jį, nes kažkada jis tave šildė. Tik pamiršti, kad tu užaugai. Sustok trumpam ir paklausk savęs. Ar šie seni šarvai, refleksai, baimės ir vaidmenys vis dar tave saugo? Jei šiandien juos padėtum į šalį, kokia gyvenimo versija galėtų atsiverti prieš tave? Tokia, kurios dar niekada savo neleidai net įsivaizduoti? Lojalumas pasenusiai savęs versijai neleidžia tau pasiekti savo esmės. Jis įkalina emocinėje komforto zonoje, tuo pačiu lėtai išsekindamas gyvybę. Jungas tikėjo, kad kiekviena siela turi natūralią kryptį. Ji visada juda plėtimosi, o ne susitraukimo link. Sąstingis nėra tavo prigimtis. Tai tik pasekmė laikymosi tapatybės, kuri tau nebetinka. Jei jautiesi uždusęs, gali būti, kad jau peraugai kiautą, į kurį vis dar bandai sugrįžti. Išsilaisvinimas prasideda tą akimirką, kai pripažįsti paprastą tiesą. Tu jau nebe tas žmogus. Ir tai nėra išdavystė praeičiai. Tai geriausia, ką gali padaryti savo. Antra dalis – savęs sabotavimo įprotis. Lojalumas senajam aš tave laiko vietoje, tačiau yra dar kita,
daug subtilesnė jėga. Ji netraukia tavęs atgal į praeitį, ji nutempia žemyn būtent tuo momentu, kai ateitis pradeda atsiverti. Tai savęs sabotavimo įprotis. Tai būsena, kuri atsiranda lygiai tada, kai ketini žengti į naują savo gyvenimo skyrių. Savęs sabotavimas kyla ne iš silpnumo. Tai pasąmonė, ginanti save, pasirenkanti tai, kas pažįstama, vietoj to, kas gera. Jungas kartą pasakė, žmonės padarys bet ką, kad ir kaip absurdiškai tai atrodytų, kad tik išvengtų susitikimo su savo siela. Žmonės nebėga nuo nesėkmės. Jie bėga todėl, kad vidinis augimas reikalauja susidurti su savimi. Jei stebėsi atidžiai, tai pastebėsi. Tai vyksta ne todėl, kad nenori augti, o todėl, kad dalis tavęs šnabžda, eiti toliau reiškia paleisti saugumą, kurį visada pažinojai. Savęs sabotavimas primena kojas, kurios ilgą laiką buvo susuktos į vidų ir staiga yra prašomos atsistoti tiesiai. Drebulys nėra ženklas, kad eini ne ta kryptimi. Tai tiesiog kūnas prisitaiko prie laikysenos, kurios niekada nepraktikavo. Jungas tai vadino pasąmoniniu pasipriešinimu plėtrai. Kai išgyvenimo instinktas pokytį interpretuoja kaip grėsmę, jis sukuria pakankamai chaoso, kad sugrąžintų tave prie senų modelių. Tu atidėlioji, kritikuoji save, užsikrauni darbais, kad nereikėtų susidurti su tuo, ko vengti. Arba padarai vieną mažą dalyką, tik tiek, kad sužlugdyti pažangą. Visa tai tarnauja vienam tikslui – išlaikyti tave ten, kur pasąmonė tiki, kad esi saugus. Pavojus slypi tame, kad savęs sabotavimas yra tylus. Jis slepiasi už protingų pasiteisinimų. Jis naudoja tavo paties balsą tam, kad tave apgautų. Ir kiekvieną kartą, kai jis laimi, tu vis labiau tiki, kad esi nepajėgus. Norint nutraukti šį ciklą, nereikia tapti kietesniu. Reikia tik pakankamo sąmoningumo pastebėti tą akimirką, kai sena tamsa žengia į sceną. Sąmoningumas yra pasąmonės nutraukimo taškas. Ir kai pasirenki judėti pirmin, net jei delnai prakaituoja, tu pradedi perrašyti savo refleksus. Trečia dalis – energiją sekinantys santykiai. Kartais tavo išsekimo šaknys slypi ne tavyje. Jos kyla iš santykių, kurie atrodo pažįstami, tačiau kasdien tyliai siurbia tavo emocinę energiją. Todėl kitas žingsnis – išmokti atpažinti tokias jungtis ir pasitraukti, kai to reikia. Ne visi, kurie ateina į tavo gyvenimą, atneša šviesą. Kai kurie ateina su šypsena, bet po jas slepiasi begaliniai poreikiai. Kai kurie taria tavo vardą šiltu balsu, bet kažkodėl tu šalia jų vis labiau susitrauki. Jungas sakė, dviejų asmenybių susitikimas yra tarsi dviejų cheminių medžiagų kontaktas. Jei įvyksta reakcija, abi pasikeičia. Tačiau ne kiekvienas pokytis veda į geresnę savęs versiją. Kai kurie santykiai tavęs neaugina, jie tave lėtai nualina. Iš pradžių to nepastebi. Tiesiog po kiekvieno pokalbio jautiesi sunkus. Net jei atrodytų nieko įtempto neįvyko, pastebi, kad atsargiai renkiesi žodžius, ramini, taikai, palaikai harmoniją, lyg neštum kito žmogaus emocijas ant savo nugaros. Ir vieną dieną supranti, tu pavargęs ne todėl, kad esi silpnas. Tu pavargęs todėl, kad gyveni už du. Kai kurie žmonės tave sekina itin elegantiškai ir tyliai. Jie nešaukia, jie nereikalauja atvirai. Jie tiesiog leidžia tau laikyti jų emocinę naštą, tarsi tavo vaidmuo jų gyvenime būtų palaikyti juos stabilius. Pavyzdžiui, draugų grupėje gali būti žmogus, kuris tavęs ieško tik tada, kai pats byra, bet dingsta, kai tau reikia būti išgirstam. Tu tampi gelbėjimosi ratu, kurio jie griebėsi panikos metu. Tačiau retai kas paklausia, ar tu pats neskęsti. Jei išdrįsi atsakyti į sunkų klausimą, šioje istorijoje, kas buvai tu? Energiją sekinantys santykiai dažniausiai prasideda iš atjautos. Tu manai, kad jiems tavęs reikia, kad padedi. Tačiau iš tikrųjų, kad jie galėtų stovėti, pamažu prarandi save. Jungas tikėjo, kad tai, ką pritraukiame santykiuose, dažnai atspindi mūsų pasąmonę. Jei nuolat atsiduri su manipuliatoriais ar žmonėmis, kurie niekada neatsako tuo pačiu, gali būti, kad giliai viduje vis dar tiki, jog nusipelnei tik meilės likučių. Šie seni įsitikinimai
verčia tave ištverti tai, nuo ko seniai turėjai pasitraukti. Tokie žmonės ne tik atima laiką ar energiją, jie verčia tave abejoti savo verte. Jie užgožia tavo vidinį balsą ir pakeičia jį atodūsiu, kurį stengiasi paslėpti. Pavojingiausia tai, kad jie pripratina tave prie emocinio trūkumo tiek, jog pamiršti, tikras ryšys niekada nepalieka tavęs išsekusio. Atidžiai pažvelk į santykius, kuriuose jauti lyg turi susitraukti, nuolat atsiprašinėti ar laikyti viską ant savo pečių. Gyvenimas niekada neprašė tavęs išgydyti kiekvienos sužeistos sielos. Tu nesi gimęs būti prieglobsčiu kitiems. Jei tas prieglobstis griūva kiekvieną kartą, kai bandai atsistoti tiesiai, problema nėra tai, kad turi visus palikti. Problema ta, kad tavo energija yra ribota. Ją saugoti – tavo atsakomybė savo paties gyvenimui. Tikri santykiai tave plečia, o nesuspaudžia. Jie suteikia erdvės augti, o ne naštą nešti. Jie padeda tau įžengti į savo šviesą, o ne ją pritemdyti dėl kito žmogaus komforto. Kai pasitrauki nuo ryšių, kurie tave išsekina, atsiranda vietos sveikesniems santykiams tave surasti. Nes kaip ir bet kuris energijos šaltinis, tavo širdis gali priimti tai, kas nauja, tik tada, kai nebėra užimta tuo, kas ją įkvoja. 4 dalis – priklausomybė nuo pritarimo. Energiją sekinantys santykiai, Jungas tai vadino persona, socialinę kaukę, kurią dėvime, kad prisitaikytume. Problema ta, kad kuo labiau blizga ši kaukė, tuo giliau tavo tikrasis aš nustumiams į šešėlį. Pastebi, kad linkčioji, kai iš tiesų nori pasakyti ne. Šypsaisi, kai širdyje sunku. Apsimeti, kad viskas gerai, kai akivaizdžiai lūžti. Vien tam, kad išlaikytum malonaus, sukalbamo, atlaidaus žmogaus įvaizdį. Tačiau jie myli ne tave. Jie myli kaukę, kurią metų metus poliravai. Jungas sakė, baisiausias dalykas – visiškai priimti save. Didžiausia baimė nėra kitų kritika. Didžiausia baimė – susidurti su ta savo dalimi, kurią slapta laikai neverta meilės. Būtent šis nepakankamumo jausmas maitina tavo priklausomybę nuo pritarimo. Kiekvienas komplimentas tampa maža palengvėjimo doze vidiniai tuštumai. Tačiau poveikis greitai išblėsta. Todėl tu vėl stengiasi labiau, dar labiau prisitaikai, dar labiau save tempi, desperatiškai bandydamas palaikyti trapų vertės jausmą. Viena jauna moteris, sekanti mūsų kanalą, pasidalijo savo istoriją. Ji buvo klasikinė įtikėtoja kitiems. Darbe ji nuolat imdavosi neapmokamų užduočių, likdavo viršvalandžiams, dengdavo kolegas ir niekada nesakydavo ne, vien iš baimės būti nemėgstama ar laikoma sudėtinga. Ji gyveno kaip veidrodis, atspindintis kitų lūkesčius. Ir paradoksalu, kuo labiau ji stengėsi įtikti, tuo labiau tapo nematoma. Ji nebežinojo, ko iš tiesų nori. Kol vieną vakarą, vis dar palinkusi prie stalo, pildydama ataskaitą, kuri net nebuvo jos, jis staiga pajuto, kaip kūną perbėga drebulys nuo išsekimo. Akys degė, galva pulsavo, o rankos nebenorėjo laikyti klaviatūros. Ir būtent tą akimirką ji suprato, kad pati save išsekina, nuolat išduodama savo ribas. Ji sėdėjo tuščiame biure, girdėdama tik kondicionieriaus ūžesį, ir pirmą kartą per daugelį metų verkė. Pabudimas dažnai ateina tyliai, per sprendimą pagaliau pažvelgti į savo nuovargį ir pripažinti, kad jis jau nebėra normalus. Per suvokimą, kad jei taip tęsi, vieną dieną gali dingti iš savo paties gyvenimo to net nepastebėjęs. Priklausomybė nuo pritarimo iškreipia tavo ribas. Tu pradedi prisimti atsakomybę už kitų emocijas, tuo pačiu apleisdamas savasias. Nuolat save koreguoji, kad tilptum bet kurioje erdvėje, lyg dėlionės detalė, nušlifuojanti kraštus, tikėdamasi kažkur tikti. Tačiau detalė, kuri nuolat save šlifuoja, galiausiai praranda savo formą. Jungas tikėjo, kad žmonės pradeda iš tiesų gyventi tik tada, kai išdrįsta paaukoti laikiną pritarimą dėl tiesos. Nes jei priėmimas, kurį gauni, remiasi netikra tavo versija, tuomet ta meilė skirta ne tau. Ji skirta vaidmeniui, kurį stengiasi išlaikyti. Kuo didesnis atotrūkis tarp tavo esmės ir personos, tuo labiau išsenka tavo siela. Išsilaisvinimas nuo priklausomybės nuo pritarimo
nereiškia tapti šaltu ar abejingu. Tai reiškia suteikti savo teisę būti netobulam, nuvilti kitą, pasakyti ne, klysti, būti kitokiam. Tai reiškia susigrąžinti energiją, kurią investavai į kaukę, ir grąžinti ją savo autentiškam aš. Tik tada, kai išdrįsti vertinti save pagal vidinius, o ne išorinius kriterijus, gali iš tikrųjų pradėti gyventi. Nes svarbiausias priėmimas niekada neateina iš kitų. Jis ateina tą akimirką, kai pagaliau atsisuki į vidų ir susitinki su savimi. 5 dalis. Poreikis viską žinoti iš anksto. Kai kurie žmonės negali pradėti, kol nemato viso kelio prieš akis. Jie atideda kiekvieną planą vien todėl, kad nesupranta 5 žingsnio, nors pirmasis jau yra po kojomis, aiškus ir paruoštas žengti šiandien. Jie mano, kad yra atsargus, apgalvoti, numatantys rizikas. Tačiau po tuo pasitikėjimu slypi pirminė baimė. Baimė žengti į teritoriją, kurios pasąmonė dar nepatyrė. Jungas sakė, kol nepadarysi pasąmonę sąmoningą, ji valdys tavo gyvenimą, o tu tai vadinsi likimu. Kai reikalaujama absoliutaus tikrumo, iš tikrųjų leidi pasąmoniai tave valdyti per senus prisiminimus ir neišgydytas žaizdas. Kontrolės poreikis persirengia kruopštaus pasiruošimo rūbų, bet jo funkcija – išsaugoti tave tame, kas pažįstama. Tu analizuoji, skaičiuoji, kuri visus galimus scenarijus. Tačiau kuo daugiau galvoji, tuo labiau nerimsti. Kuo daugiau ruošiesi, tuo labiau jautiesi nepasiruošęs. Šis begalinis pasiruošimas nėra pakilimo takas veiksmui, tai intelekto pateisintas atidėliojimas. Tiesa ta, kad niekas neturi pilno savo gyvenimo žemėlapio. Žemėlapis atsiranda tik tada, kai pradedi eiti. Tačiau tikrumo apsėsti žmonės mano priešingai. Jie nori žemėlapio pirmiausia. Kiekvienos tikslios linijos, kiekvieno nuspėjamo posūkio. Tačiau gyvenimas neveikia kaip lygtis, tačiau pasąmonė neskiria tikro pavojaus nuo įsivaizduojamo. Ji moka tik perspėti. Todėl vietoj gyvenimo tu nuolat repetuoji nesėkmę galvoje, kuri šimtus katastrofiškų scenarijų, iš kurių 99% niekada neįvyks. Įsivaizduok žmogų stovintį prieš naujas duris. Jos vos praviros, tiek atleistų nujausti, kas už jų slypi. Užuot jas pastūmęs ir pamatęs aiškiau, jis atsisėda ir pradeda spėlioti. O jeigu ten pavojinga? O jeigu nusivilsiu? O jeigu ten nieko nėra? Jis spėlioja tol, kol nebedrįsta net atsistoti. Tragedija ta, kad jis taip spėliodamas niekada nesužinos, jog už tų durų galėjo jo laukti geresnis gyvenimas. Jungas pabrėžia, kad vidinė kelionė nežada aiškumo. Ji žada augimą per įėjimą į nežinomybę, kur negali nei prognozuoti, nei kontroliuoti rezultato. Aiškumas ateina ne iš stovėjimo vietoje, o iš mažo ir ryžtingo judesio. Kaip vairuojant naktį, matai tik keliasdešimt metrų į priekį, tačiau jų pakanka, kad įveiktum visą kelią. 6 dalis. Pažadas padarysiu rytoj. Poreikis viską žinoti laiko tave prie starto linijos. Tačiau yra dar viena jėga, kuri tave stabdo ne mažiau stipriai, nors skamba daug švelniau. Tai pažadas, kurį kiekvienas yra ištaręs bent kartą, ir melas, kuriuo tikime lengviausiai. Padarysiu rytoj. Rytojus – tai minkšta pagalvė, kurią pasąmonė tau pakiša kiekvieną kartą, kai ruošiesi padaryti kažką svarbaus. Ji raminanti, saugi, guodžianti, tačiau kaina didelė – laikas, galimybės ir pagarba, kurią esi skolinga savo. Jungas sakė, tu esi tai, ką darai, o ne tai, ką sakai, kad darysi. Tu esi tavo veiksmai, o ne planai ir pažadai, kuriuos šnabždi naktį. Gyvenimas keičiasi ne per ketinimus, o per veiksmus. Padarysiu rytoj pavojingas tuo, kad skamba pagrįstai. Tu pavargęs, tu užsiėmęs, nori palaukti tobulo momento. Tačiau tiesa ta, kad ne viena iš šių priežasčių nėra tikroji problema. Atidėliojimas visada yra savisaugos forma. Jis saugo tave nuo nesėkmės, nuo vertinimo, nuo susidūrimo su galimybe, kad tu iš tiesų gali būti pajėgus, bet neleidi sau to sužinoti.
Leisk papasakoti apie seną draugę. Ji norėjo pradėti tinklaraštį apie gyvenimą vienai. Daugiau nei metus ji kartojo. Kitą mėnesį, rytoj, netrukus. Ji pirko sąsiuvinius, mikrofoną, kūrė temų sąrašus, viską išskyrus patį pradėjimą. Kiekvieną savaitgalį rasdavo naują priežastį. Šiandien per daug užsiėmusi. Reikia daugiau laiko sugalvoti geresnes idėjas. Idėja liko gyva, pilna entuziazmo, tačiau jos gyvenimas nepasikeitė, nes ji leido veiksmui pamažu sunykti po nekaltai atrodančių atidėjimų. Kuo daugiau atidėlioji, tuo labiau protas ima tikėti, kad tai, ko nori, nėra svarbu. Kiekvieną kartą sulaužęs pažadą savo, tu užgesini mažą vidinę žvakę. Ne dėl vėjo, o todėl, kad per ilgai ją ignoravai. Dažnai manoma, kad atidėliojimas yra tinginystė, tačiau Jungo požiūriu tai vidinio konflikto ženklas. Viena tavo dalis nori augti, kita slėptis. Ši įtampa laiko tave vietoje, tempiama tarp dviejų jėgų, vienos traukiančios į ateitį ir kitos grąžinančios į senas baimes. Kai negali pasirinkti, pasirenki lengviausią variantą – nieko nedaryti. Rytojus taip pat yra begalybės iliuzija. Tu tiki, kad turi begalę dienų tam, kas svarbu, tačiau iš tiesų jų yra kur kas mažiau nei įsivaizduoji. Atidėliojimas žudo ne tik svajones, jis žudo tas akimirkas, kuriuose galėjai tapti labiau savimi. Sprendimas nėra staigi disciplina. Sprendimas – atsakyti į klausimą, kurio visi vengia. Jei šiandien to nepadarysiu, kaip atrodys mano gyvenimas po metų? Jei atsakymas toks pats, tu jau žinai, kas palaidota tavo viduje. Tavo svajonė, tavo gyvybingumas, tavo geresnė savęs versija. 7 dalis. Iliuzija, kad sėkmė tave išgydys. Net kai nustoji atidėlioti ir pradedi judėti pirmin, tavęs laukia dar viena, daug subtilesnė spąstų forma. Ji tavęs nestabdo, ji verčia bėgti greičiau. Tai iliuzija, kad sėkmė gali išgydyti viską, kas viduje sužeista. Daugelis tiki, kad turėdami daugiau pinigų, aukštesnės pareigas ar didesnį pripažinimą, jų vidinės žaizdos tiesiog išnyks. Jie mano, kad pakilę pakankamai aukštai, paliks baimės, nevisavertiškumą ir emocinę tuštumą apačioje. Tačiau Jungas sakė, tavo vizijos tampa aiškios tik tada, kai gali pažvelgti į savo širdį. Kas žiūri į išorę, sapnuoja, kas žiūri į vidų, pabunda. Sėkmė gali nuvesti tave į naują kambarį, bet ji nepakeičia veidrodžio. Daugiau uždirbi, bet dažniau jautiesi nepakankamas. Sulauki daugiau pagyrų, bet tampi jautresnis kritikai. Tai lyg statyti gražų namą ant nestabilaus pagrindo. Viskas atrodo puikiai, kol mažas drebėjimas atskleidžia plyšius. Daugelis žmonių naudoja užimtumą kaip nuskausminamąjį. Jie dirba be perstojo, kad tik nereikėtų likti vieniems su savimi. Jie tai vadina ambicija, darbu, augimu. Tačiau iš tiesų tai rafinuotas pabėgimas nuo fakto, kad jų siela jau seniai prašo dėmesio. Jungas tikėjo, kad tai, su kuo nedrįstame susidurti, galiausiai sugrįžta kaip likimas. Sėkmė gali atnešti aplodismentus, bet ji taip pat išryškins tavo atmetimo baimę. Ji gali tave pakelti, bet ir kritimas bus skaudesnis, jei nežinosi, kas esi, kai triukšmas nutyla ir lieki vienas. Daugelis pasiekia savo svajones tik tam, kad suprastų, ten negyvena ramybė, nes į svajonę jie atsinešė sielą, kuri niekada nebuvo išgydyta. 8 dalis. Vidinio vaiko apleidimas. Kiekvienas suaugęs nešiojasi savyje vaiką, ne metaforiškai, o kaip realų psichologinį darinį. Jungas jį laikė archetipu, simbolizuojančių jautrumą, pažeidžiamumą ir atsinaujinimo galimybę giliausiuose psichikos sluoksniuose. Problema ta, kad dauguma mūsų užaugame pamirždami tą vaiką. Paliekame jį už atminties durų, tikėdamiesi, kad jis nutils ir nieko neprašys. Tačiau jis niekada neišnyksta. Jis tik išmoksta kalbėti subtilesniais būdais. Tai pasireiškia kasdienėse smulkmenose, kai tai bijai atstūmimo, kad dreba rankos, arba kai sustingsti nuo menkiausios kritikos. Tai nėra suaugusiojo reakcijos.
Tai apleisto vaiko balsas, to, kuris buvo nuvertintas, paliktas be palaikymo ar per anksti priverstas būti stiprus. Tas vaikas vis dar gyvena tavyje ir bando tave apsaugoti vieninteliais jam žinomais būdais – vengimu, kontrole, prisitaikymu ar atsitraukimu. Apleidus vidinį vaiką, senos žaizdos ir toliau vairuoja tavo pasirinkimus iš šešėlių. Vidinio vaiko gydymas nėra sudėtingas ritualas. Jis prasideda nuo paprasčiausių dalykų – elgti su savimi taip, kaip rūpestingas suaugęs elgtųsi su sužeistu vaiku. Leisti sau liūdėti, nesmerkiant savęs. Pasakyti ne, kai pavargai. Pripažinti, kad tavo baimė turi istoriją. Vidiniam vaikui nereikia, kad jį sutaisytum. Jam reikia būti išgirstam. Kai pradedi juo rūpintis, nutinka kažkas esminio. Tu ne tik gyjai praeitį, bet ir atveri ateitį. 9 dalis. Perfekcionizmas pasislėpęs po disciplinos kauke. Perfekcionizmas dažnai apsimeta disciplina. Jis atrodo kilnus, tvarkingas, reiklus. Tačiau iš tiesų jis kyla ne iš augimo troškimo, o iš vertinimo baimės. Perfekcionizmas neveda pirmyn, jis paralyžiuoja. Jis verčia perrašinėti, taisyti, trinti, bet niekada neleidžia pasirodyti pasauliui. Disciplinai svarbu tęsti net kai netobula. Perfekcionizmui svarbu sustoti, jei nėra tobula. Niekas neauga iš tobulumo. Augame iš bandymų, klaidų ir korekcijos. Tai būdas susitikti su savo šešėliu ne jį ištrinant, o per jį pereinant. 10 dalis. Nesėkmės baimė ir prasmė, kurią jai suteiki. Nesėkmė pati savaime neturi prasmės. Ji tampa baisi tik tada, kai ją susieji su savo verte. Kai tiki, kad klysti reiškia būti blogu, nevertu, atstumtu. Tačiau nesėkmė yra tik įvykis, ji nėra nuosprendis. Kai atskiri savo vertę nuo rezultatų, nesėkmė tampa augimo dalimi, o ne grėsme. Jungas sakė, aš nesu tai, kas man nutiko, aš esu tai, kuo pasirenku tapti. Paleidimas nėra kova su praeitimi, tai kelio atlaisvinimas ateičiai. Tai, ką paleidi, nesumažina tavęs. Tai grąžina tau erdvę kvėpuoti, gyventi ir girdėti tikriausią savo balsą. Tau nereikia tapti kitu žmogumi, kad pradėtum keistis. Tau reikia sugrįžti pas tą save, kurį palikai augdamas. Lieka tik vienas klausimas. Ar turi drąsos žengti pirmą žingsnį?